Sveiki visi Lietkabelio klubo gerbėjai, mūsų Facebook draugai ir šiaip krepšiniui nebeingi žmonės. Su manimi kartu šiandieną yra vienas iš pagrindinių krepšinio klubo Lietkabelio žaidėjų ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų. Tai yra kapitonas Darius Griškėnas ir man labai malonu pristatyti Darių, kuris va ir sėdi šalia manęs. Sveiki Dariu. Galbūt pradėkime šį pokalbį, kaip jau yra įprasta, kalbantys su visais Lietkabelio krepšininkais, tai apie tavo karjeros pradžią. Esi grynakraujis panevėžietis, taip? Tik tai. Vienareikšmiškai. Ir kaip prasidėjo tavo karjeros kelias? Kuomet dar Panevėžyje nestovėjo Sido Arena, kuomet buvo sporto rūmai didingiai, tai kaip viskas? Tai kaip ir visas, turbūt. Mokyklai treneris pakvietė, kažkiek mokyklai pasportavau, po to jau sporto mokyklą perėjau ir pabiški. Taip ir... Kada supratai, kad tu būsi krepšininku, jau tikrai 100%? Kažkaip visą gyvenimą žaidžiau, stengiausi, kad jau suprastit. Dabar jau suprantu, gal kad krepšininkas. Kalbant apie tavo karjerą, tavo stotelės figuravo tarp Pasvalio Pieno žvaigždžių ir Panevėžio Lietkabelio, ar ne? Ir du klubai, kuriems atidavei savo visą iki šiol buvusią karjerą ir esi panevėžietis ir džiaugiesi grįždamas į Panevėžį. Tai berods buvo 2012 metais, ar ne? Jo, tai bent kokie atvejai. Namai yra namai. Gera ir grįžti ir savo miestui atstovauti. Visi turbūt nori panevėžiečių tik. Tu šiuo metu esi bene vyriausias komandos žaidėjas, ar aš... 5 dienom. Vyresnis už Brauną. Už Brauną, lenki Brauną. Na vis tiek, 5 dienos yra 5 dienos, gali daug kas nutikti per jas, bet kalbant apie tą amžiaus visą faktorių, ar tu jauti, kad žaidėjai žiūri galbūt į tave kitaip, galbūt prašo patarimo? Gal kažkiek ir jaučiasi iš tų jaunesnių žaidėjų viską, bet taip stengiamės visi būti vienam lygiai ir nieks už kitą nepranašesnis nieko. Ir reikia viską įrodyti. Ja. Ir šių metų Lietkabelio komanda pasižymė, jog turite daug jaunų krepšininkų, ar ne? Ar tai galbūt pirmą kartą per tavo karjerą, kuomet Panevėžyje rungtyniauja tiek daug jaunimo? Ne, visada to jaunimo būna, bet dabar prašiausiai aš vyresnis, gal tas jaunimas taip labiau išryškės iš mano pusės. Ir kaip vertini mūsų jaunuolius komandai? Neblogai, stengiasi vyrai, kovoja, yra įdomių. O kalbant apie legionierius? Didėjai mūsų tikrai stipriai jėga, komandai vis tiek, gynybai, balime, jie ten daug darbo tikrai atlieka. Manau, vieni iš pajėgiausių visoje LKL priekinė linija. Iš tikrųjų, vertinant legionierius daugelis pabrėžia, ką tu ką tik sakėjai, o vertinant su ankstesniais sezonais. Panevėžys žaidė jau eilę metų. Ar buvo Lietkabelis turėjęs ir anksčiau tokių stiprių užsieniečių? Ne, šiaip Lietkabelis daug užsieniečių niekad neturėdavo, čia tik būdavo prie Matulevičiaus. Tie 2 metai, kai buvo tikrai daug, bet jie ten visai kitokio lygio pigus ir ten, kaip sako, legionieriai nuo gatvės paimti, kad jie, ta prasme, individualistai buvo labai didelis šitie. Tikrai, kaip žmonės matos, kad jie tikrai labai baigė universitetus, išsilavinę, tikrai puikų žmonės ir, sakau, prideda prie tos atmosferos, viską nėra taip, kad grupėliam, kai būtų paskirsti amerikonai, lietuviai, jauni ten vyresni, visi visą laiką krūvoja, visi kur ką daro kartu visą laiką. Kalbant apie tavo žaidimą, dabar tave sustabdė, sakykime, labai trumpam traumą, bet kaip pats vertina savo indėlį į komandos pergalės, pralaimėjimus ir šiaip žaidimai? Visada gali būti ir geriau, bet, sezonas vienas iš geresnių man asmeniškai, ypatingai kai treneriai pasikeitė. Labiau pasitikė, leidžia daugiau aikštelį, stengiasi, ta prasme, įrodyti jiem ką. O ką tau pačiam patinka labiausiai daryti aikštelėje? Žaidimo toks faktorius, kuris tau mėgstamiausias yra? O taip gal vieno net neišskirčiau. Daug kas patinka, centruoti patinka. Gintis nepasakyčiau, tarsi gintis sunkiausias darbas, bet reikia visiems atiduoti labai daug jėgų gynybai. O pavyzdžiui, dėti iš viršaus, ar patinka? Seniau labiau patiko, dabar jau biški jau... Ramiau, ar ne? Taigi Dariau, šį sezoną klubas išsiskiria ir įvairiomis tokiamis popamokinėmis veiklomis. Gal tu gali taip plačiau užsiminti? Jo, dalyvauja socialinėse akcijose, klubas daug bėgam, Vilniaus maratone užkaukino tą paramos grupę, kaip ten išeina, jo, ten smagiai sudalyvavom, tokia rytinė treniruotė gavosi. Ir medalį dar gavote? Ir po medalį visi dar gavom, po to kraujo davėm, irgi ten su kokieno
Tavo buvo gera nuotrauka, Ada, tu ten nebijojai? Ne, ten aš maižiausi, kad taip gavosi labai. Tai va, kraujo davėm ir po to dar ne per seniausiai buvom Grigaliūnų šeimą. Aplankė turbūt, ko gero, pati didžiausia šeima Lietuvoje, nes dabar šiai dienai turėjo 17 vaikų įvaikintų. Ir jau, kaip sako, jie jau išleidė į pasaulį šeiminą, tai iš viso, kiek paskaičiavę, per vienas kalėdą, sakė, prie stalo sėdėjo 62 vaikai, ten jau kas atžiūrėjo, tai pakalbėjom su tėvais, tai ten paliko tikrai gerą įspūdį ir kaip įsivaizduok 17 vaikų manimi. Aš vieną auginu ir tai jau galva išušta, ten 17, taip, pamatai taip tokių dalykų ir tikrai įdomu išvažiavę su visais kalbėjom, kad verta pamatyti tokių dalykų ir tiem vaikam džiaugsmo galbūt suteikti dovanyčių, padovanojom kamuolių, ten suvenyrų visokių, jie sakė labai liko patenkinti ir Tu kaip kapitonas vis tiek matai visų žaidėjų nuotaikas ir emocijas po tokių akcijų ir jie visi nori, ar ne, to užsiema krepšininkai, nėra kažkokio apsimestinio tokio? Ne, tikrai, mes kai važiavom dar į priekį, prieš einant į tą Grigaliūnų šeimą dar galvojom, gal ten bus biškį nemalonu, gal tas, kai nuėjom, sako, visi išvažiavę, sakom, tikrai verta tai nueiti, pamatyti, kaip kas vyksta, ta prasme, kažkaip pamatai kitokią medalio tą pusę galbūt. Kalbant apie tas socialinės akcijas, neišimtis, jog ir arenoje padaugėjo tokių jaunų veidų daugiau, kalbant apie mokinius, kurie ateina palaikyti Lietkabelio komandos. Nejaučias, kad tų mokinių ateina daug ir galbūt jiem irgi kažkada ir aš tai pradėjau eiti krepšinį, žiūrėti nuo mažų dienų, domėtis krepšinį, galbūt vaikam paskatinimas yra ir mums palaikymas. Be jokios abejonės. Ir žinoma, tas sunkus periodas dabar yra, kalbant apie pergalės ir pralaimėjimus, klubui, suprantu, kaip tik dabar reikia to palaikymo, ar ne, žiūrovo pusės? Nereikšmiškai jo, visada žaidėjai yra šeštas, žiūrovai yra šeštas žaidėjas aikštelėje, tai mums bent kokie atveju palaikymas svarbus. Ir ką galėtum pasakyti apie klubo ateitį, kad tie žiūrovai ateitų vis dėlto gausiau palaikyti? Čia jau kiekvienas žmogus, ta prasme, jeigu tu esi tikras sirgalius, dar kažką, tai tu vis tiek privalai ateiti, palaikyti komandą, jeigu tau tai įdomu, ten dabar plus mūsų žaidimas tikrai pagerėjęs ir visi ten kalba apie tai, bet kažko dar biškį pritrūksta. Galbūt reikia poilsio, išsigydyti traumas? Po naujų metų gal apsisuksim viską, gal tada kitom komandom prieš mus žaidžiant kažko jau pritrūks. Ir aš net neabejoju, jog tas laikotarpis, šventinis atostogų laikotarpis padės išsigydyti tas traumas, ar ne, ir tada Lietkabelis jau, kaip pats sakei, po naujų metų bus kita jėga. Manau, kad jo, ta traumas čia šį sezoną, kaip taip nebuvo, kad visa komanda būtų sveika. Kažkas kažkam atsitinka. O pats kada planuoji grįžti į aikštelę? Manau, po naujų metų. Ir dar jau toks paskutinis prašymas, ką galėtum palinkėti klubo fanus, kurie žiūrės šitą video? Tikėti mumis ir tikėti, kad bus kuo daugiau tų pergalių ir palaikyti, aišku, mus.